Labas vakaras. Šiandien kviečiu karštam vakarui apie renovaciją. Valdžia grasina atsisakantiems renovuotis daugiabučius, atimti arba sumažinti kompensacijas už šildymą, o daugiabučius suvartojančius daug šilumos renovuoti privalomai. Ar tai padės išjudinti, merdinti renovacijos procesą, apie tai netrukus mūsų diskusija. Mūsų studijoje Vladimiras Daričevas, Vilniaus Gerosios Vilties bendruomenės pirmininkas. Labas vakaras. Labas vakaras. Jonas Burdulis, Pensininkų sąjūdis, sąjūdžio pirmininkas. Labas vakaras. Bei Juozas Antanaitis su mumis, Lietuvos daugiabučių namų savininkų bendrijų federacijos prezidentas. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai kaip jūs priimat valdžios siūlymą tokį, su spaudimu ar net grasinimu atimti kompensacijas tiems, kurie nenori renovuotis? Vladimirai. Priverstinai nieko negalima daryti. Bet aš labai norėčiau pradėti visą mūsų diskusiją Alberto Lamausko žodžiais. Ar seną 40-50 metų automobilį tvarkytumėt kapitaliai? Surūdėjančio, braškančio ir duminančio automobilio niekas nesiryžtų remontuoti iš esmės. Išmestų į sąvartyną. Gerai, tai ką jūs siūlot? Išmest namus į sąvartyną? Ne, tai būtent reikia pažiūrėti ekonominę naudą, ar apsimoka tam tikrus namus renovuoti. Yra sovietmetį statyti namai, yra plytiniai namai, kurių konstrukcijos fiziškai jie yra labai geram stovėje ir medžiagos geresnės, ir jos išplanavimas geresnis. Bet yra daugiabučiai namai, kurie statyti sovietmetį tie stambiaplokščiai vadinamos chruščiovos. Tai jie yra ne tik, kad fiziškai pasenę, jie morališkai pasenę. Gerai, tai ką su jais daryti, Vladimirai? Ir čia labai straipsnėje labai gerai pasiūlyta. Tai ką daryti? Jos griaut. Griaut, manot? Taip, jos griaut ir jų vietoje statyti. Yra tam tikros programos. Bet praktiškai mūsų valdžia nori pasiimti pinigus iš gyventojų, užkabinti jiem kreditus banko. Ir nieko nedaryti. Jie nesprendžia šitų dalykų, būtent esminio klausimo. Kaip reorganizuoti iš vis tą gyvenamą būtų plotą. Na, žmonės, beje, ta masinė tokia nuomonė žmonių iš Delfi komentarų, iš kitur galima susidaryti įspūdį, kad renovacija tokia, kokia siūloma valdžios, yra, žmonių kaip ir atidavimas į vergiją, bankams. Pone Antanaiti, kaip jūs tai priimat? Ar yra čia tiesos? Tiesos yra galbūt tik tai samprotavimo žmonių, o šiaip tai aš nematau logiko šitoj vietoj. Nes aš automobilį, jeigu perku, tai galiu pasimti savo pinigus, jeigu susitaupiau, galiu iš uošvienės, o galiu ir iš banko paimti. Tai čia priklauso nuo to, kaip aš gausiu. Dėl senų namų griovimo, nenauja yra ta politika, kad nerenovuokime, aš iš vis tą žodžią norėčiau vengti, renovacija, tai yra kapitalinis remontas pastato su energijos taupimo priemonių gyvenime. Bet kuo paprasčiau, nes žmonės nori galbūt tada aš taip pat keiksiuos kaip ir visi kiti. Renovacija. Tai rusiškai svarbu. Jo, tai išeina tokia kalba, kad, sako, verčiame tos namus ir viskas. Taip, dabar jeigu mes valstybė duodame 15% modernizavus namus kaip kompensaciją, mes tiek išgalime. Tai jeigu mes nuversime namus, ar išgalėsime tiem žmonėms nupirkti naujus butus, nes kažkas tai turi tuos senus supirkti. Jeigu žmogus turi tiek pinigų susitaupęs, kad jam verčiau nusipirkti naują butą, negu susiremontuoti seną, tai valio, mes už tai. Bet matyti yra pas mus keliasdešimt tūkstančių žmonių, kurie iš vis be buto yra. Pirmiausia, juos aprūpinkime butais, o tik tai po to jau galvokime, ką daryti su tokiais kitais. Bet štai aktualiai, jūs vakar teigiate, kad iš nedalyvaujančių renovacijai socialiai remtinų asmenų būtų atimama kompensacija, tai galėtų būti problemos sprendimas. Ne, aš taip neteigiau tenai, aš kalbėjau apie tai, kad mažai pajamas turinčius žmonės, kurie dalyvauja modernizavime, jiems nesukelia problemų tas modernizavimas, nes jeigu žmogus yra mažai pajamas turintis žmogus, tai už jį moka valstybė. Ir aš kai tik tai vakar privedžiau tokį vieną pavyzdį Panevėžyje, kada buvo modernizuotama, aš neatsimenu pavardės pirmininkės, gerbiama Birutė, atleiskit man, tai jos name, 36 būtų name, 15 žmonių yra pensininkai ir socialiai remtini. Ir tie 15 žmonių nesukėlė jokių problemų, nes už juos sumokėjo valstybė. Tai pati mažiausia problema yra pas mus mažai pajamas turinčių žmonių. Aišku, kita problema
problema. Jeigu jie gaudami kompensacijas iš valstybės sako, man nieko nereikia ir atsiskoja skersai kelią tiem žmonėms, kurie nori gerai gyventi. Pats problematiškiausias sluoksnis, bent jau mes taip aiškinomės praėjusiose mūsų diskusijose, kad pensininkai, su jais sunkiausia susitart. Nesutinku, žinokit, nesutinku, kai tik tai pensininkas pirmas asmo, kuris sumoka visą kompensaciją, nes jis supranta, kad į grabą nenusineš, vaikai jam padeda ir visa kiti. Mes vėl kalbame apie motyvacijos prasme žmonėms pensininkams sunkiausiai tikrint. Aš nemanyčiau, kad taip, mes turėtume sluoksniuoti pensininkas ar dar kažkas kitas, nes tarp pensininkų buvo ir žmonių, kurie gauna pensiją, sakysime, 15 000 ar 7 000, visokie pensininkai. Geriau kalbėkime apie mažai pajamas turinčius žmonės. Bet 15 000 gaunančių pensijas, Jonai, jūs pažįstat? Ne vienu. Vieną pažinom, tai yra buvę prezidentai. Gerai, bet čia jau išimtis, žiūrėkit, todėl aš ir sakau, kad pensininkas tai yra nesocialinis sluoksnis. Jūs atstovaujate tikrai tą dalį žmonių ir beje pirmininkas bendrijos. Renovavote savo namą, ar ne? Ne. Kodėl? Daug apie tai kalbėti. Jeigu leisit, aš pradėsiu nuo pirmųjų jūsų pasakytų žodžių. Pirmas dalykas, kad yra grasinama bausti, renovuoti prievartą. Aš tai noriu atkreipti dėmesį, kad netgi tokioj nedemokratinėje šalyje kaip Sovietų sąjunga buvusi, buvo toks dokumentas kaip baudžiamasis kodeksas. Aš ką be paklausiu, niekas nežino, kas tai yra. Tai yra įstatymas, kuriam surašytos visos bausmės. Palaukite, bet pažiūrėkime iš kitos pusės. Baudžiamasis kodeksas visose šalyse, diktatoriškose ir demokratiškose, yra valstybės sutartis su visuomenė. Vok į sveikatą, bet tu gausi 5 metus. Žudyk į sveikatą, tu gausi iki gyvos galvos. Plėšk, prievartau, kiek tu nori, bet tu gausi 15, 20, kiek ten metų. Tavo reikalas, tavo teisė rinktis. Yra pasirinkimo teisė, nedarant kriminalinį baudžiamąjį sunkų nusikaltimą. Čia, kokį mes darom nusikaltimą, jeigu mes neturim pinigų, tai renovacija, atleiskite gerbėmieji. Ar mūsų vyriausybėje liko bent vienas žmogus, kuris turi smegenų galvoje? Ar yra ten tokių žmonių? Bet jūs manot, kad pinigų stygis yra pagrindinė problema? Ne nuo to reikia pradėti, Aurimai. Ne nuo to reikia pradėti, ne nuo gąsdinimų ir negrasinimų. Ponas Kubilius šitą meną įsisavino absoliučiai. Gerai, su mumis telefonu Elvyra Radavičienė, aplinkos ministerijos būsto skyriaus vedėja. Labas vakaras. Labas vakaras. Elvyra, kaip jūs priimat? Štai pensininkai sako, neturi žmonės pinigų tiesiog renovacijai ir, tuo žodžius priima kaip grasinimą, svarstymą iš socialiai remtinų žmonių atimti kompensacijas. Visų pirma, nepasiturinčiam šeimoms, tai yra toms, kurios gauna kompensacijas už šildymą, modernizavimo programai dalyvaujantiems apmokamos visos išlaidos. Tiek projektų parengimo, tiek nuolatinė techninė priežiūra, tiek kreditas ir palūkanos. Tai aš nematau, kad jie gali būti kliūtis. Be to jų yra, kiek, sakykime, apie 10-12%. O dabar dėl ko tos kompensacijos už šildymą turėtų būti atimtos iš žmonių, kurie nenori renovuotis? Aš nežinau, kas siūlo tą tikti. Visų pirma, aš negirdėjau, kad vyriausybė siūlytų tokius... Žiūrėkit, bet vakar štai darbo grupė Seime ir yra agentūros Baltic News Service pranešimas ir jūs cituojama, beje, taip pat ir Jonas Šimėnas, kad negali mokesčių mokėtojai mokėti pinigų žmonės, kurie nieko nedaro, kad jiems būtų geresnės gyvenimo sąlygos. Ir vienas svarstymas, čia nėra sprendimas, bet svarstymas toks vyksta, atrodo. Ne, tai svarstymų tai ten buvo įvairių, bet vienas iš pasiūlymų buvo būtent, kad galbūt tikslinga namui, jeigu jis daug moka už šildymą, jo gyventojai moka ten 8-900 2 kambarių butas už šildymą, galbūt būtų tikslinga nustatyti metinės šilumos suvartojimo normas ir jeigu viršyje, tai nustatyti reikalavimą privalomųjų reikalavimų rėmuose įgyvendinti priemonės, bet neatlikti jo modernizavimą to namo. Niekas nesako, kad būtina tą namą modernizuoti, padaryti kaip saldainiuką. Ne apie tai kalba yra, bet kad įgyvendinti priemonės, kurios užtikrintų energijos suvartojimą nedidesnį negu nustatyta norma, sakykime. Ta norma tai būtų normalus šilumos suvartojimas. O kokia ta norma galėtų būti? Gal langų ten, gal atviros durys, gal vamzdžiai neizoliuoti. Tai gal reikia įgyvendinti tas eilinės priemonės ir sutvarkyti tą namą, kad jis nevartotų tiek daug šilumos. Ačiū Jums, dėkui Elvyrai Radavičienei. Įtikino žinote, pensininkus. Aš pasakysiu tokį dalyką. Jeigu demokratinės Vokietijos visas rusiškas Hruščiovas renovavo valstybės lėšomis,
Tai tas yra suprantama. Vakarų Vokietija buvusioji turėjo pakankamai pinigų, dabar suvienyta Vokietija. Kodėl mes šito dalyko negalime atlikti, sakykime, ne valstybės, Europos pinigų sąskaitą, jo? Labai paprastas dalykas. Ankstesnioji socialdemokratų vyriausybė kompensavo 50%. Tai jie elgėsi palyginus sąžiningai. 50% jums, 50% mums. Taip. Bankai su tuo sutiko. Dabar bankai sutinka, kad gyventojai, reiškia, jau imtų kreditus 85%. Daugiabutis yra žmonių nuosavybė, jūsų nuosavybė. Ir kodėl visi mokesčių mokėtojai turėtų už tos jūsų nuosavybės remontą mokėti? Aš to nesakau. Aš sakau, kad... Bet jūs sakot, kad, Europos pinigais, Europos pinigai irgi Lietuvos pinigai, ne? Kiekgi dabar jų įsisavina? Vat ministras Kreivys sakė, kad net 80%, jeigu aš neklystu, tai įsisavinkim tos 20% likusius ir paleiskim juos renovacijai. Kame problema? Gerai, bet Vladimirai, jūsų požiūrį, dėl tų prieštaraujančių, kad juos galima spustelti... Pirmiausia, aš nesakiau, kad visus reikia namus griauti. Turi būti programa. Būsto būtent modernizavimo. Ir paskaičiuoti, yra namai, kurių visiškai nedaug reikia, kaip kolega sakė, visiškai tos nekapitalinis remontas, o tas nedidelis remontukas, kur iš tikrųjų ir ministerijos atstovė sakė, reikia kažką trupučiuką ten modernizuoti, bet yra namų, kurie visiškai pasenė ir morališkai, ir fiziškai. Ir mūsų, pavyzdžiui, mūsų name. Jūs įsivaizduojat, kas tai yra stambiaplokštis gyvenamasis daugiabutis namas. Tai yra kortų namelis. Ir jo dabar labai paplitę jų vidaus laikančių sienų griovimas. Mūsų name, kur 80 būtų, 10 būtų, kur aš pats žinau, dar neaišku kiek daugiau, yra išgriauta laikinų, tai yra vidaus šitų laikančių konstrukcijų sienų. Tai jūs įsivaizduojat, čia yra namo standumas sumažėjo žiauriai. Nesuprantamos problemos. Ir dabar tokį namą apšiltinti, renovuoti, tai kodėl aš turiu kišti tokius didžiulius pinigus į namo renovaciją, tą apšiltinimą, jeigu jis gali už pusmečio nugriūti. Ir vyriausybė man nieko nepasakys, todėl kad jinai nežino, kiek tokių namų yra. Bet žino, galbūt tikrai nežino, kiek tokių namų yra. Aš noriu pasakyti, kad aš pritarsiu kolegai. Pagrindinis dalykas yra tai, kad mes Lietuvoje nežinom, ko mums reikia ir kokius siekius mes turime. Mes net nežinome, kokie namai. Bet ar lengva čia tą suskaičiuoti? Na, sakykime, visiškai nesunku, bet mes pradėkime nuo inventarizacijos. Juk tai yra verslo planas kažkoks. Tai taip, mes turime žinoti, kur į kokią mes namą kiek turime įdėti, kiek reikia pakeisti šiferio lapų, galbūt kiek reikia apšiltinti, o kiek užtenka tik tai padažyti arba sutvarkyti. Gerai, bet kas tą turi padaryti? Jeigu programos įgyvendinimas patikėtas aplinkos ministerijoje, vadinasi, turi būti lėšos skirtos pirmiausia suinventorizuoti. Mesgi dabar jau 10 metų dirbome ir gyrėmės, kad padarėme 5 namus arba 5,5 namų. Nors iš tikrųjų mes turime padaryti 28 500 namų, nes pas mus yra 40 000 namų. Tai nežinant, nuo ko mes siekime, pradedame kišti pinigus ten, kur mums nereikia. Dėl stambiaplokščių namų aš nelabai sutikčiau su šituo dalyku. Stambiaplokščiai yra visame pasaulyje. Tik tai tiek, kad paskutiniu, tai yra iki 91 metų gamintojai stambiaplokščių statė savo sodo namelius iš to pačio cemento. Ir yra tokie jau, kad jokio apšiltinimo medžiagų nėra. Tiesiog plikas cementas sukištas yra, taip. Bet yra atlikti tyrimai gerbiamo profesoriaus Martinaičio ir gerbiamo profesoriaus Ignatavičiaus. Ir jie parodė, kad tos dedamosios detalės, tai yra jungiančios detalės, yra ganėtinai geros. Bet iš tikro negalima jos paimti ir taip ir be nieko paimti ir aprengti. Mes uždarysime tada ir drėgmę ir pradėsi kiaurai pūti. Reikia jos pirmą sutvarkyti. Ir aš sutinku, kad reikia žiūrėti, ką siūlyti žmonėms. Delfi komentatorius rašo, nerenovuos gyventojai, kol nebus pigiai, tikslingai, įtikinamai tai atliekama. O dabar tai eilinis valstybės pinigų ir žmonių pinigų švaistimas. Žmonės netiki, kad viskas čia efektyviai tai kas neteisingai pasakyta, jeigu mes nežinome, kokiam rajone, kokiam mieste, kiek reikės mums įdėti pinigų šiandieną, rytoj, poryt mes nežinome tada, nei kiek reikės mums lėšų valstybinių, nuosavų lėšų, statybinių medžiagų ir statybininkų. Jie čia teisingai ir stato. Pirmą mes sužinokime, ko mums reikia. Ir dėl to žmonės netiki renovacijos. Jonai, jūs turit kažką. Aš noriu pradėti truputėlį, žinote, nuo tokių konceptualesnių dalykų. Sakykime, pirmas dalykas, kas mane labai domina, tai ko siekiama visom tom kalbom. Renovuokim. Kas yra renovacija? Tai yra pasiūtę pinigai, pašėlę pinigai, baisus pinigai.
Taigi, kam tas naudinga visų pirma? Visų pirma, tai naudinga statybinėms organizacijoms, bizniui. O žmonėm ne? Taigi žmonės savo daugiabučių susitvarkyti. Pirmoji nauda eina verslui, statybininkams ir biznieriams. Dabar kalbam apie tai, kad reiškia jau kompensuos 100% projektų. Visi mūsų stambiaplokščiai namai yra statyti pagal tipinius projektus, kuriems galams, atleiskite, yra švaistamos šitokios baisios lėšos. Projektą renovacijai ruošia už 50 000, kiekvienam namui, nors jie vienodi kaip siamo dvyniai. Paruoškim tipinį projektą, jų bus gal 10, gal 20 per visą Lietuvą ir juos pririškim prie kiekvieno tokio namo. Tai kodėl to nepadaryta? Kodėl to nedaro, paklauskime. Kodėl už kiekvieną tokį popiergalį, atsiprašau, moka 50-70 000. Tai yra vienas dalykas. Bet palaukit, ar čia pagrįsta problema? Antras dalykas, palaukit, leiskit man baigti, būkit malonus. Antras dalykas, reiškia, dabar, kaip teko girdėti, į renovavimo programą įsijungia jau ir Rubikonas. Reiškia, jų programoje verslo planuose jau atsiranda renovacija. Liftų priežiūra, liftų montavimas, liftų eksploatacija. Taip. Reiškia, viskas šitas reikalas išeina, reiškia, skaičiuoja pinigais. Žmonėms, ar tai bus nauda iš renovacijos ar nebus, mes panagrinėkim pasitelkę vadinamą Juršėnų atvejį. Kuomet Juršėnų namą renovavo, jam teko mokėti brangiau. Kodėl? Aš žinau, kodėl. Juršėnas nežinau, bet aš žinau. Todėl, kad buvo blogai atlikti darbai. Reiškia, jeigu technologiškai teisingai pridėsit prikliuos tas plokštės, tai sumažės, reiškia, šilumos panaudojimas. Bet jeigu tą procesą pažeisi, žymiai padės šilumos sunaudojimas, įsivaizduojat. Užtenka neteisingai apšiltinti fasadą, iš karto muša to per kišenę, žmogui paprastam. Dėl ko taip yra? A dėl to, kad darbus vykdančios organizacijos priperša žmoneliams savo darbuotoją už techninės priežiūros inžinierių. Ir jisai apgauna žmonės. Rangovas moka mažiausias medžiagas, samdo nekvalifikuotus darbininkus, sufalsifikuoja priežiūrą. Prašau, jam eina milijonai, žmonėms papildomi pinigai išeina iš kišenės. Gerai, ar pagrįstas pensininkų nepasitikėjimas renovacija? Išsyk po trumpos reklamos mes pratęsim diskusiją.